Pirmosios rungtynės šiemet namų arenoje. Pergalė, ką tai reiškia tau, žaidėjui, kuris sugrįžai po operacijos? Malonu sugrįžti ir gan po greito laiko ir manau, kad visai neblogai ir operacija pavyko, kadangi per mėnesį praktiškai laiko teko atsistatyti ir dar trūksta, jaučiu skausmą, bet jau galiu žaisti, galiu pasuoti, galiu mesti truputėlį. Ir malonu, kad prisijungiau prie, buvo manyta, kad truputį ilgiau užtruks, bet viskas greičiau įvyko ir malonu, kad prisijungiau ir tęsiu darbą. Pirmosios rungtynės metuose namuose ir vėl mikrotrauma. Kas tai? Čia ne mikrotrauma, čia paprasčiausia rankinės. Visą laiką po rankinio skauda, tai ta, bet čia tokia, sakau, sekundžių yra trauma. Kaip jaučiasi jūsų komanda po daugiau negu mėnesio pertraukos namuose? Pertraukos nėra geras dalykas, ypač tokios ilgos, kadangi komanda be varžybų labai sunku palaikyti tą komandinį rankinį tokį, nes dirbame tada fizinio pasiruošimo, tobulinam metimo techniką, bet visgi aikštelė ėjus daug dalykų matai, kad reikia tobulinti tik tai žaidimo metu ir to mums labai trūksta. Ir prieš sezono pradžią sakėm, kad bus tos dvi varžybos, lengvesnės komandos prieš stipresnės komandas ir čia mūsų bus kaip ir įsižaidimo laikas ir bandyti atrasti vienas kitą, nes, kaip žinot, prisijungia naujas žaidėjas, tai vėlgi reikia integruoti ir ieškoti geresnių būdų, kaip pasiekti pergalę. Tai va, tą ir darom.